Šiandien noriu parodyti, kaip galima pasidaryti įlietą prancūzišką manikiūrą, naudojant viršutinės formeles ir įdekliukus, padėlius tuos silikoninius. Tai rinkinys šitas iš AliExpreso, dar gal apžvalgoj mano ir nebuvo, bet pirmą kartą tikrai dariausi šitu būdu, šitu metodu. Na, gavosi taip gana neblogai mano akimis žiūrint. Tačiau yra tikrai tokių neidealumų. Štai čia šypsena nedaėjo. Tokių yra dalykų, kur iki tobulumo dar toli, bet noriu pasakyti, tai mano pirmas kartas, kada aš šitų būdų dariausi. Tai pirmiausiai nuėmiau nuo nagų buvusią medžiagą, kas buvo uždėta, ten truputį liko, gale jau grynai iki natūralios nago plokštelės nenuiminėjau, padengiau baze, o odelės pas mane nenuvalytos, tik tai atkeltos ir nuvalyta kutikolė nuo natūralaus nago. Tai dėl ko? Dėl to, kad paskui vis tiek uždėsiu šitą formelę, išeis dar medžiagos ir tilčiuosiu, tai nenoriu pažeisti odelių, dėl to kol kas tik atsikėliau ir dirbsim. Dabar matuoju, pasiimu, išsirinkau savo 4 numeriuką. Nenoriu per daug didelių ir negalima parinkti per mažos formelės. Reikia žiūrėti, turi formelė vos būti didesnė įaugimo taškuose, nes jeigu mes ją paimsim tik tokią, tai tada ten vis tiek turi apačioj būti medžiagos, tai jei mes ją paimsim tik, tai neužsidės, neprisispaus, bus pakilus ta formelė, nes medžiaga neleis mums jos gerai ant nago uždėti. Tai parinkau tokią, kur maždaug po 0,5 milimetro gal šonuose yra vietos. Tai štai tokia ir yra įdekliukai A, B, C, D, priklausomai nuo šypsenos smailumo skiriasi. A forma yra tokia jau gili šypsena, kadangi mano ilgis nėra didelis ant nagų, kuriuos aš darausi, tai aš pasirinkau B formelę ir šitą paduką. Tai ketvirtas numeriukas ant viršutinės formelės ir B4 ir padelio šito silikoninio numeriukas. Ką pirmiausiai darau, tai imu skaidrų gelį ir skaidriu geliu pertepu plonų sluoksnių viršutinės formelės viduje, priklausomai kokio ilgio norėsite. Dar pamiršau pasakyti, reikia pasižiūrėti, kuriuose vietose mums bus ūsų pradžia. Tai aš prieš tai mačiau ir dabar žinau, ties antra juostelė galima pasižymėti norint. Aš sakau, tobulumo labai nesiekiu, maždaug iš akies pasižiūrėsiu ir ilgis man irgi 2,5, 3 maždaug darysiu, tai jeigu bus per daug, nudildžiuosiu. Štai, persitepiau geliu ir dabar dedu tą padelį į vidų. Padedu savo apelsinmedžio lazdelę, taip, kad jau ten labai būtų visas oras iš pačios išėjęs. Aš nesistengiau ir prieš tai viskas čia gerai ir su tuo likusiu oru buvo. Taip, dabar žiūrim, kad jis stovėtų tiesiai ir kad mūsų ūsai būtų tose vietose, kuriuose mes norim. Matau, kad jį reikia pasukti. Vieną ūsą pakelt.
Na štai maždaug ties šita vieta ir čia. Ir šypsena irgi atrodo tiesi. Tai dedu į lempą padžiovinti kelias sekundės. Turiu pasiruošusi gėlį sumaišiusi su vitražiniu laku. Avdėjevos 50 numeris ir iš kiniečių toksai irgi gėlio su blizgučiais toksai mišinys. Tai pamaišiau ir čia irgi vitražinio lako įdėjau. Noriu padaryti, kad tas perėjimas tarp šypsenos ir kaip jis vadinasi, nežinau, šito dalyko ir šito, kad būtų toksai juoda juostelė, kad labiau atsiskirtų. Aš ne profesionaliai nedirbu, nieko nei mokau, nei kažką, tai ne visus pavadinimus ir žinau. Ir piešiu tuo vitražiniu laku ties silikoninio padelio kraštu ir stengiuosi plonai piešti. Čia, kaip kas nori, tai visiškai nebūtina, bet tačiau aš taip noriu šį kartą ir piešiuosi, nes noriu, kad šiek tiek matytųsi. Gal ir užteks, čia nedaug matosi, bet užteks irgi kelias sekundės pridžiovinu. Ir bandžiau daryti įvairiai ir matosi, vakar atsisėdau, pradėjau bandyti šitą, čia daugiau buvau to juodo paskleidus ant tos šypsenos. Čia šiandien vėl kitaip. Tai iš tų nagų, ką dariau, ką pastebėjau, kad jeigu iš karto ant šito pirmo plonojo gėlio sluoksnio dedu blizgučius ar dar kažką, o paskui, formelė vis tiek nagas kaip užsideda, jisai vos taip pasikelia. Čia priklausomai, jeigu mėgstat labai tiesius nagus, kad jie būtų tiesus, aš vis tik mėgstu, kad vos eitų tas nagas, toks natūralesnis linkis būtų. Aš madų nesivaikau, žodžiu, tai darau taip, kad man būtų pačiai visai gražu. Taip, šiek tiek dildžiuoju ir dildžiuojant nusidildžiuoja blizgučiai, todėl dar pertepu plonų sluoksnių gėlio skaidraus, kurį jeigu paskui dildžiuosiu viršų ir nusidildžiuos, tai bent jau po juo liks mano sudėti papuošimai tie. Tai persitepu irgi ne storų sluoksnių. Nieko nedžiovinant, imu ir dedu tai, ką noriu. Galima bet ką, gėlytės dėt, blizgučius, kokius tik turite, žodžiu, ką turit, tą galima dėti, naudoti. Tai dedu folijos gabaliukus kelis. Žinau, kad čia vis tiek tas laisvasis kraštas mano nusidildžiuos, aš jį nutrumpinsiu, jis nebus toksai, bet žodžiu, jeigu mėgstate ilgesnius nagus, tai galima gražiai viską susidėlioti kaip tik norima.
Tai foliją dedu į šoną. Imu štai tokius blizgučius. Ir kelis irgi įdėsiu. Žodžiu, puošiame, darome tą dizainą ant laisvojo krašto taip, kaip kas nori. Tikrai yra labai įvairių ir gražių variantų, ką galima padaryti. Bet, reikia truputį ilgesnių nagų. Mačiau, gražiai labai darosi su tuo burbulų tokių efektų, kur buvo madinga, kai putas uždėdavo ant topo ir išdžiovindavo ir likdavo tos tokie burbuliukai mažiukai. Tik labai gražiai irgi, kai tą padarai šitam laisvajam krašte gaunasi, bet man čia sakau, man čia ant tokio ilgio jau nebebus vietos, todėl, pradžiai užteks taip, kaip yra. Kažką tai sudėjau, štai. Džiovinu irgi kelias sekundės. Dabar imu savo tą užmaišytą gelį ir dedu ant laisvojo krašto irgi aplinkui šypseną, aplink tą padelį. Imu ir tokio, ir tokio. Noriu perdengti tuos blizgučius visus savo. Jeigu norėtumėt permatomo to laisvojo krašto, galima būtų daryti su skaidriu geliu. Aš norėjau raudono laito krašto, tai darau su vitražiniu geliu, vitražiniu laku, jei neturite, galima dėti į gelį skaidrų ir paprasto lako, tik tai nepadauginti reikia, kad paskui išdžiūtų. Irgi žiūriu, kad visur būtų tokia ant kraštų irgi susidarytų pusės milimetro maždaug storio medžiagos, kad būtų, nes irgi tas negalima nei per storą padaryti, paskui reikės daug iš vidaus dildžiuoti, per plono tai irgi nesilaikys, gali sulūžti tai. Bet čia, visiškai nesudėtinga tą medžiagą išdėti, tą gelį. Ūsiukų irgi storų nereikia padaryti, nes reikia žinoti, kad jie tenai mes palikom po pusę milimetro maždaug vietos jiems. Dėl to, kad paėmėm didesnę formelę, tai kažkas tokio. Džiovinu. Išimu šitą silikoninį padelį. Pasidedu, paskui pasidėsiu kitam kartui. Ir geriausia būtų apelsinmedžio lazdele, bet man užkabinti patogiau su tokiu. Sako, kad tipsas gali susibraižyti, tai tie tipsai aš jų labai brangiai nepirkau, tai man ne visai gaila
Štai taip išsiima gelis, kuris buvo po peduku, ir taip susidaro bortelis, į kurį mes dabar dėsime. Aš naudosiu gelį, galima dėti poligelį, kaip kam patogiau. Aš šį kartą pasirinkau gelį, Viktorijos Avdejevos statybinis gelis. Ir ką pirmiausiai darau, tai pirmiausiai aš užpildau vietą ties šypseną, ties laisvuoju kraštu. Užpildau taip ir žiūriu, kad nesigautų oro burbuliukai, nes ne taip gražu būna, bet savo darantis tai gražu. Viskas, jeigu tvarkingai pasidarai. Ir netepu visos formelės geliu, tik tai prie įdėkliuko. Žiūriu štai, kad ten nebūtų oro burbuliukų, nėra, viskas gerai. Ir šitą pradžiovinu, dėl to, kad paskui užsipildytų, kad būtų užpildytas šitas tarpas, nes jeigu iš karto uždėsiu ir dėsiu ant nago, kažkur išbėgs, kažkur ten, jeigu norėsiu išimti tos medžiagos perteklių, tai kad neišimčiau iš šitos vietos, dėl to pirmą taip nedidelį sluoksnį prisidžiovinu, o dabar jau dėsiu medžiagą ir dėsiu ant nago. Ar sudėtinga man pasirodė? Jeigu nenorint, nesat perfekcionistės, tai man gana paprasta, net paprasčiau negu daryti šiaip tą įlietą prancūzišką manikiūrą, naudojant apatinės formeles, bet čia irgi nėra taip, kad uždėjau ir nuėmiau ir viskas. Vis tiek reikia ir padildžiuoti, reikia ir paskui čia nusidildžiuoja, reikia dar truputį gelio. Na, aišku, viskas, jeigu matysite, kaip aš darau, tačiau čia irgi yra darbo ir kas gerai, kad kai nori pasiruošti, gali šitas laisvąjį kraštą dizainus atsirinkus savo pagal save formelės arba klientam. Ir paskui jau tik tai klientui atėjus galima dėti medžiagą ir dėti ant nago, nes šiaip jeigu ateitų ir taip kol kuri tą laisvąjį kraštą kažką, tai ten užima laiko iš tikrųjų. Štai iš kitos pusės viskas gerai, dedu džiovint. Džiovinau 30 sekundžių vieną pusę, 30 sekundžių kitą pusę. Na ir tas pats smagiausias momentas, tai formelės nuėmimas. Štai toks nagas gavosi. Net ir labai nežiūrėjau, kad jisai taip tiesiai išeitų, bet visai neblogai. Kaip pirmą kartą aplamai dirbu šitą techniką, mano nuomonė visai gerai. Matau, kad šita vieta yra ilgesnė už tų dviejų nagų, tai nežinau, gal per toli nuo odelių tą formelę uždėjau, bet man visiškai ne bėda. Aš nesuku galvos ir nepergyvenu. Na ir dėja, kaip bebūtų gaila,
reikia trumpinti. Pirminį tokį medžiagos nuvalymą padariau su freza, modelde ir dirbu, dildžiuoju su ją. Na ir va, nagas jisai toksai vis tiek truputį atrodo formelė ir lygi, na nežinau, gal jisai kažkam, nu gal ir gražu, tas tiesus, bet man toks kaip ančiuko snapas, dėl ko aš noriu jį palyginti ir dėl to dėjau to skaidraus gelio truputį didesnį sluoksnį ant laisvojo krašto. Išfrezuoju, išplaninu panagę. Dar kartą atsikeliu odeles, kad freza man nestriktų niekur ir nepradildžiuočiau. Kad suminkštinti odelę, norėsiu nukirpti ją su žirklutėmis, kad suminkštinti ir dar geriau išsivalytų viskas iš po odelių. Užlašinu lašą removerio. Tokį naudoju. Jisai dirba greitai, suminkština greitai, paimu tada jo likučius nuvalau su šlapia servetėle ir nukirpu odelę su žirklutėmis. Ir beveik viskas padaryta. Ką aš dar darysiu, tai aš dadėsiu šitoj vietoj truputį gelio, nes, kad būtų tolygesnis tas. Dabar kol kas labai natūralus nagas ir tas gelis kažkur čia prasideda, nes nusidildžiavo, tai nedaug truputį jo dadėsiu. Ten bazės yra, naujai netepsiu. Jeigu nusivalo labai bazę, reiktų užtepti dar ir bazės. Labai daug nieko nereikia, tik tai, truputį vos, kad irgi padarytų tolygesnį paviršių. Nepamirštam, kad odelės jau yra nuvalytos, sutvarkytos, tai su dilde reikia stengtis dirbti atsargiai.
jau už kadro. Nuvalome dulkes visas. Ir belieka padengti top. Ar sudėtinga? Man atrodo, kad ne. Milf odelių aliejus. Užpilsiu, kaip sako, neužpilkite, bet šitas sausas odelių aliejus, jisai taip nepadaro tokio riebalais apipiltų nagų efekto. Bet prieš fotografuojant, aišku, geriau viską ir nuvalyti. Na ir kaip jums rezultatas? Skirtingi nagai, bet mano akimis žiūrint visai nieko ir gana paprastai pasidaro. Sakau, dar kartą pakartoju, pirmą kartą bandžiau šitų metodų. Tikrai galiu pastebėti, kad galbūt reiktų labiau pigmento daugiau į spalvą įdėti, kad taip nenusidildintų. Jeigu ilgesnis būtų tas laisvasis kraštas, gal daugiau spalvos liktų. Čia aplamai nudildžiau, paskui vitražinio lako ant viršaus užtapiau, tai dėl to jis atrodo ryškesnis. Bet tas vaizdas visai man neblogas. Ar bandote, ar dirbate tą techniką su įdekliukais jūs, kaip jums sekasi? Aš sakau, nėra labai super sudėtinga mano akimis, bet irgi nėra taip, kad tep-lep uždėjai ir viskas gatava. Taigi, tokia buvo šiandien mano patirtis ir pasidalinimas nauja ta patirtimi su jumis. Ačiū, kad žiūrite, pasimatysime kitame video. Iki.